Neužtenka vieną butelį, kai sveikata jau šaukėsi pagalbos. Vis dažniau susidurime su žmonėmis, kuriems skrandžio problemas tapa kasdienybė. Opa, bakterijas, skrandžio išvarža, sunkus virškinimas, maisto netoleravimas, pilvo pūtimas, spazmai, skausmas po kiekvieną pavalgymą. Svarbu suprasti, tai jau nebe nauja liga, o jau įsisenėjusi gilios problemas. Jos neišnyksta išgėrus vieną ar net kelis butelis natūralių priemonių. Tam reikia laiką, sisteminingumą ir kantrybės. Alavija vera sultis, papildai ar vaistažolis nėra stebuklas, bet jos gali būti labai stiprius įrankis, jei naudoji teisingai ir nuosekliai. Kaipgi savo padėti? Pirma, pradėti nuo organizmo valymą ir virškinimą gerinimą. Kitaip, net geriausias papildas bus tarsi epitona. Antra, naudoti kokybiškus papildus. Ilgesnį laiką bent 3 iki 6 mėnesių. Trečia, keisti mitybą. Mažinti rūgštinančių maistą, alkoholių, cukrų, dirgiklių kiekį. Ketvirta, stebėti organizmo reakciją. Pirmieji ženklai, kad kūnas atsigauna, gali būti mažesnis pilvo pūtimas, lengvesnis virškinimas ir geresnis miegas. Kas bus, jei nieko nedarysi? Lėtinis ligas progresuoja. Organizmas tampa vis mažiau pajėgus pasisavinti maistinės medžiagas. Gali prisidėti autoiminiai sutrikimai. Išsekimas, nervų sistema tampa labiau paveiki. Galiausiai vaistų kiekis auga, o savijauta gerėja tik laikinai. Kokie produktai gali padėti? Aš turiu tau pasiūlymą. Parašyk man, daugiau tau suteiksiu informacijos.